Netolimoje ateityje pagrindinėmis Klaipėdos gatvėmis riedės gerokai daugiau elektrinių autobusų. Savivaldybė siekia iki 2030-ųjų viešojo transporto parką atnaujinti iš esmės, įsigyti 49 elektrinius autobusus bei pagerinti viešajam transportui skirtą infrastruktūrą. Elektrinio viešojo transporto plėtros veiksmų planas bus teikiamas tvirtinti miesto savivaldybės tarybai. Organizacijos nariai taip ir turime tam tikrus įsipareigojimus. Kita vertus turime puikų įdirbį ir elektrobusai jau dabar kursuoja Klaipėdos miesto gatvėmis. Turime investuotoją, kuris tos elektrobusus gamina čia visiškai šalia. Belieka tik tais pasinaudoti galimybėmis, kurios teikia ES struktūriniai fondai ir atnaujinti mūsų viešojo parko laivyną ekologiškiausių, švariausių, patogiausių miestiečiams transportų. Sulaukus pritarimo ir operatyviai atlikus visas reikiamas procedūras, 10 pirmųjų greitaigių elektrinių autobusų į gatves išvažiuoti galėtų jau kitąmet. Siekiant, kad ekologiškas transportas būtų dar patrauklesnis miestiečiams, ketinama atnaujinti ir gatvių infrastruktūrą, taip pat įrengti eismo valdymo sistemą su prioritetu viešajam transportui. Viešasis transportas mieste važiuotų greičiau, nes jam būtų sudarytos išskirtinės sąlygos. Pirmiausia, jisai būtų fizinė kliūtimas skirtas nuo kito transporto, nes dabar neretai pasitaiko, kad vadinamosiose A juostose išvažiuoja pažeidėjai, jie stabdo viešo transporto judėjimą. Antras dalykas būtų realizuotas šviesoforinė valdymo sistema, vadinamoji žalioji banga, bet su viešojo transporto prioritetu. Tai būtent tam viešajam transportui, kuris vėluojasi, būtų visą laiką uždegama žalia šviesa. Suskaičiuota, kad 49 elektrinių autobusų įsigijimui, būtinai gatvių rekonstrukcijai ir eismo valdymo sistemos įrengimui reikėtų 33,5 milijonų eurų. Apie pusę reikalingų lėšų yra galimybė gauti iš ES fondų. Wolf was slain by Vindicator.